po savo ritualų mažikė miega, ateinu iškart atsakyti pirmą klausimą, kuriuos produktus aš pirmiausia rekomenduoju. Tai pirma, aukštos kokybės šalto spaudimo natūralų alyvuogių aliejų, kuris padeda apsaugoti mūsų ląsteles. Nes mūsų kūne nuolat vyksta procesas vadinamas oksidaciniu stresu, ne? Tai reiškia, kad kaupiasi laisvi radikalai, kurie atsiranda dėl streso, prasto miego, oro taršos ar net miego trūkumo. Mes su tuo natūraliai iš tikrųjų susidūrėm, nes mano mažikė pradėjo turėti problemą nuo sausio 2. Tai kai organizmas nebesusitvarko, prasideda uždegiminiai procesai, greitesnis senėjimas, silpnesnis imunitetas. Ir čia atsiranda polifenoliai, kurie randami čia. Jie padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, mažina uždegiminius procesus ir palaiko normalią ląstelių funkciją. Dėl to palaikoma širdies ir kraujagyslių sistema, gerėja virškinimas, oda atrodo sveikesnė ir energijos lygis iš tikrųjų tampa stabilesnis. Tai aš naudoju 1 šaukštą per dieną ir šiek tiek citrinos, kad užmušti tą aliejaus skonį. Ir žinokit, garantuoju, turi dar daugiau visokių savybių iš tikrųjų šitas aliejus, bet kai tik pradėsit naudoti, aš asmeniškai dar sumažinau man net užkandžiavimo poreikį. Tai aš esu tas toks emocinis valgytojas, tai man jį sumažino, tai aš vakare nebeužkandžiauju, turiu daugiau energijos ir net atrodo nebepučia pilvą. Žinot, kai pavalgai ir atrodo pučia tą pilvą dar taip. Tai jau pilvą nebepučia. Šiaip žiauriai man patinka. Labai esu įsimylėjus, tai tikrai rekomenduoju panaudoti patį pirmą, gali naudoti vaikai, visa šeima.